Žodžiu taip, vasara, Nida, vyksta duobkasių ir laidojimo įmonių, laidojimo darbuotojų pleneras, suvažiavimas, workshopas. Visi susirinkę pasakoja apie naujausias tendencijas, kaip ką, kur, kodėl, kiek giliai. Ir visi susirinkę ratu pristato naują seminarą apie naujoves. Vienas atsistoja, sako, leiskit, sako, žemai lenkiu galvą prieš visų talentą, tikrai visi gabūs esat jau ne 100, kaip sakant, užkasę, bet žinot kaip yra. Vis dėlto krizė truputėlį praeidinėja, žemė brangsta, siūlo paprastą variantą. Ne horizontaliai, reiškia, kasam, vertikaliai. Įsivaizduokit, kiek žemės plotų sutaupysim. Visi stovi. Šakė, sako, labai gerai. Atsistoja žmogelis, atsiprašau, kad įsiterpiu, sutinku, Mečislovo nuomonė yra fantastinė, sutinku, vertikaliai, puikiai idėja, bet taupydami pinigus laidokime iki pusės, kaip sakant, bus vietoj paminklo. Visi. Ir galiausiai trečias taip kukliai, sako, vyrai, ir su jumis, ir su Antanu, su Mečislovu, fantastika, vertikaliai iki pusės vietoj paminklo. Bet dar iš šonų irgi va taip visus, kaip sakant, laidom iki pusės ir sukabinam rankom, tai bus vietoj tvorelės.